Aš esu Gintaras, jūsų virtualus asistentas. Šiame vaizdo įraše pristatysiu, kaip teisingai ir nuosekliai pateikti užsakymą CPO LT elektroninio katalogo aplinkos tvarkymo paslaugų modulyje. Vaizdo instrukcija padės jums lengviau perprasti sistemos veikimą ir užtikrinti, kad užsakymo procesas vyktų sklandžiai ir pagal nustatytus reikalavimus. Kviečiu žiūrėti toliau. Norėdami įsigyti aplinkos tvarkymo paslaugų, prisijunkite prie savo vartotojo paskyros CPO LT kataloge. Formuojant užsakymus kataloge, naudokite Mozilla Firefox arba Google Chrome naršyklės, nes kitų naršyklių katalogas nepalaiko ir užsakymas gali būti užpildytas neteisingai. Pirmą kartą jungiantis, būtina patvirtinti sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo. Susipažinkite su sąlygomis ir jei sutinkate, patvirtinkite. Skirtuke katalogas aplinkos tvarkymo paslaugų grupėje pasirinkite modulį aplinkos tvarkymo paslaugos. Paspaudę nuorodą pirmyn, būsite nukreipti į modulio pirkimo objekto kategorijas. Modulis aplinkos tvarkymo paslaugos suskirstytas į 4 kategorijas. Pirma kategorija – vėjų ir žolynų tvarkymo ir priežiūros paslaugos. Antra kategorija – gėlynų, želdinių sodinimo, tvarkymo ir priežiūros paslaugos. Trečia kategorija – želdinių ir želdinių, parkų, miesto ar miestelio sodų, skverų ar kitokių želdinių tvarkymo ir priežiūros paslaugos. Ketvirta kategorija – medžių genėjimo, pjovimo, kelmų šalinimo ir gyvatvarių karpimo paslaugos. Pasirinkę vieną iš šių kategorijų, spauskite Eiti į krepšelį. Piktograma pakeis spalvą iš raudonos į žalią. Dabar bus suformuotas užsakymo krepšelio numeris ir būsite nukreipti į užsakymo formavimo langą. Įsidėmėkite, jeigu planuojate pirkimus keliose kategorijose, kiekvienoje kategorijoje formuojamas atskiras krepšelis ir pasirašoma atskira viešojo pirkimo pardavimo sutartis. Primenu, kad už duomenų teisingumą yra atsakinga perkančioji organizacija. Pildant užsakymą, pirmiausia pažymėkite, ar pirkimo objektas skaidomas į pirkimo objekto dalis pagal pateikiamus atsakymų variantus. Jei pirkimas neskaidomas į dalis, nors jo vertė didesnė nei tarptautinio pirkimo vertė, būtina įrašyti pagrindimą arba įkelti rinkmeną. Pagal pateiktas specifikacijas pasirinkite reikalingas paslaugas ir įdėkite į krepšelį. Atkreipkite dėmesį, kiekvienai perkamai paslaugai būtina nurodyti reikalavimus arba pateikti techninę specifikaciją ir kitus paslaugų pirkimo dokumentus. Langelyje užsakovo pateiktas aprašymas ir arba techninė specifikacija rekomenduojama nurodyti paslaugos aprašymas pateikiamas techninėje specifikacijoje. Techninės specifikacijos įkelimo langą rasite krepšelio apačioje. Atkreipiame dėmesį, kad techninėje specifikacijoje turi būti išsamiai ir aiškiai apibrėžti reikalavimai perkamoms paslaugoms, nustatyta paslaugų vykdymo tvarka, įskaitant paslaugų sezoniškumą, jeigu taikoma paslaugų teikimo pradžia ir pabaiga. Taip pat nurodyti paslaugų atlikimo etapai, periodiškumas ar užsakymų vykdymo terminai, užsakymų teikimo ir vykdymo tvarka. Techninėje specifikacijoje turi būti nurodytos paslaugų atlikimo vietos, vietovė, adresas, unikalus objekto numeris, jeigu reikia, pateikiamai teritorijų planai, schemos, projektai, leidimai ir kita informacija reikalinga tinkamam ir sklandžiam paslaugų vykdymui. Jeigu norite specifikaciją pašalinti, paspauskite šiukšliadėžės piktogramą. Skiltyje mato vienetas pasirinkite mato vienetą – hektarą, arą, kvadratinį ar kubinį metrą vienetą. Skiltyje preliminarus kiekis per visą sutarties laikotarpį būtina nurodyti kiekį per visą sutarties laikotarpį. Pavyzdžiui, jeigu ši paslauga bus reikalinga 10 arų sklype 4 kartus per sutarties galiojimo laikotarpį, nurodoma 40 arų. Langelyje užsakovo pateiktas aprašymas ir arba techninė specifikacija reikia nurodyti visas papildomas sąlygas, savybes, o detalizavimus pateikti pridedamoje techninėje specifikacijoje. Jeigu standartinėme atitinkamos kategorijos paslaugų krepšelyje nėra užsakovo poreikius atitinkančios paslaugos, galima į užsakymą įtraukti papildomą, kitą su kategorija susijusią paslaugą. Langelyje užsakovo pateiktas aprašymas ir arba techninė specifikacija nurodomas paslaugos pavadinimas, reikalavimai perkamai paslaugai arba pateikiama techninė specifikacija ir kiti su paslaugų pirkimu susiję dokumentai. Tokiu atveju, pasirinktos paslaugos esančiame langelyje užsakovo pateiktas aprašymas ir arba techninė specifikacija rekomenduojama nurodyti paslaugos aprašymas pateikiamas techninėje specifikacijoje. Prieš pildydami užsakymą, susipažinkite su pasiūlymo vertinimo kriterijais ir tvarka bei pirkimo sutarties projektu.
Skiltyje Pirkimo sąlygos nurodykite krepšelio formavimui būtiną informaciją. Pasiūlymo pateikimo terminą darbo dienomis, pasirenkant darbo dienų skaičių nuo 8 iki 15 darbo dienų. Paslaugų teikimo laikotarpį vienetą, mėnesiais arba kalendorinėmis dienomis. Paslaugų teikimo laikotarpį, jeigu pasirinkote kalendorinės dienas, nuo 1 iki 1095 kalendorinių dienų, jeigu mėnesiai nuo 1 iki 36 mėnesių. Taip pat nurodykite paslaugų pobūdį – vienkartinės, teikiamos pagal užsakymą arba teikiamos etapais periodiškai. Pagal pasirinkimą užpildykite informaciją. Pažymėkite paslaugų teikimo laikotarpį – nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos iki konkrečios datos, nuo pirkimo įsigaliojimo dienos per nurodytą laikotarpį mėnesiais arba nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos per nurodytą laikotarpį kalendorinėmis dienomis. Pagal pasirinkimą užpildykite informaciją. Nurodykite, ar bus taikomas paslaugų, jų dalies, etapo, periodo suteikimo laikotarpio pratęsimas. Pažymėkite taip arba ne. Pažymėkite įsipareigojimą nupirkti paslaugų nuo ne mažiau kaip 10 iki 100% pradinės sutarties vertės. Nurodykite paslaugų teikimo vietą ar vietas, adresus. Šią informaciją galima pateikti ir techninėje specifikacijoje. Nurodykite, ar užsakovas, vadovaujantis pridėtinės vertės mokesčio įstatymų ir kitais teisės aktų reikalavimais, ketina susigrąžinti pagal šią sutartį tiekėjui sumokėtą PVM. Pažymėkite taip arba ne. Pateikite konkretaus pirkimo maksimalią kainą, planuojamą pirkimo sutarties vertę eurais su PVM. Nurodykite, ar reikalaujama pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė, banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas, kai planuojama pirkimo sutarties vertė didesnė nei 15 000 eurų su PVM. Pažymėkite nereikalaujama arba reikalaujama. Jei užtikrinimo priemonės reikalaujama, įrašykite jos dydį nuo 5 iki 10% pradinės sutarties vertės su PVM. Pateikite informaciją apie ES lėšomis finansuojamą projektą arba kitą projektą. Pasirenkama reikšmė taip arba ne. Jei pasirinkote taip, nurodykite projekto numerį ir pavadinimą. Nurodykite, ar tiekėjas privalo laikytis viešųjų pirkimų tarnybos parengtų tiekėjų etikos kodekso 49 punkte numatytų įsipareigojimų. Pažymėkite taip arba ne. Nurodykite, ar teikiant paslaugas reikės patekti į karinę teritoriją, kaip jie apibrėžta Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje. Pažymėkite taip arba ne. Nurodykite, ar pirkimui taikomi viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 8 dalis ir 47 straipsnio 8 dalis, nes užsakovas veikia gynybos srityje ir vykdo su nacionaliniu saugumu susijusi pirkimo. Pažymėkite taip arba ne. Nurodykite, ar pirkimui taikomi viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 8 dalies ir 47 straipsnio 8 dalies reikalavimai, nes užsakovas valdo ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą arba veikia srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimis, esminių kibernetinio saugumo subjektų ir vykdo su nacionaliniu saugumu susijusi pirkimą. Nurodykite taip arba ne. Atkreipkime dėmesį, kad pasirinkus taikyti šiuos reikalavimus, laimėjęs pasiūlymas nebus nustatytas automatiškai. Užsakymo būsenoje atsiras įrašas "Vyksta rezultatų kontrolė". Tokiu atveju užsakovas privalo raštu kreiptis į nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją dėl ketinamo sudaryti sandorio atitikties nacionaliniam saugumo interesams. Gavęs atsakymą ir priėmęs sprendimą, užsakovas per paklausimų skiltį privalo informuoti CPO LT apie sprendimą dėl ketinamo sudaryti sandorio atitikties nacionaliniam saugumo interesams ir pridėti komisijos sprendimą. CPO LT remiantis šiuo pranešimu užbaigs pirkimo procedūras. Nurodykite užsakovo kontaktinį asmenį – vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas. Taip pat ir už pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingą asmenį – vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas. Tai gali būti tas pats kontaktinis arba kitas asmo. Atkreipkite dėmesį, kad už duomenų teisingumą yra atsakinga perkančioji organizacija. Taip pat, nors ir neprivaloma,
Užpildykite klausimyną, kuris padės tobulinti elektroninį katalogą ir įvertinti CPO LT darbą. Parašykite, kaip vertinate šio katalogo asortimentą, kaip vertinate užsakymo pateikimo patogumą, ar pildydami užsakymą kreipiatės į CPO LT pagalbos, ar manote, kad CPO LT veikla yra skaidri ir patikima. Pasirinkite vieną atsakymą ir jį pažymėkite. Užpildę visus privalomus laukus ir patikrinę pateiktą informaciją, pateikite užsakymą auditui. Atkreipkite dėmesį, kad užsakymo pateikimas auditui yra teisiškai įsipareigojantis. Teikdami užsakymą patvirtinate, kad susipažinote su šiai pirkimo kategorijai taikomomis VŠI CPO LT dinaminės pirkimo sistemos, tame tarpe ir pirkimo sutarties sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis. Teikdami užsakymą įsipareigojate sudaryti pirkimo sutartį su laimėjusiu tiekėju. Patvirtinkite, kad sutinkate su šiomis sąlygomis. Jei formoje bus klaidų, sistema parodys skiltis, kuriuose trūksta ar neteisingai nurodyta informacija. Ištaisykite klaidas. Atkreipkime dėmesį, kad iki pateikimo auditui dienos 14 valandos užsakymo krepšelį galima grąžinti į redagavimo būseną ir koreguoti, keisti matavimo priemones, paslaugų kiekius. Taip pat galima ištrinti krepšelį. Užsakymo krepšelio auditavimas gali trukti iki 5 darbo dienų, todėl planuojant pirkimo vykdymą atkreipkite į tai dėmesį. Jei audito metu randama klaidų, krepšelis grąžinamas tikslinti. Perkanti organizacija ar perkantis subjektas į savo nurodytą elektroninį paštą gauna pranešimą, kad reikia taisyti užsakymo krepšelį. Susirašinėjimas vyksta per paklausimų skiltį. Ištaisiusi klaidas, perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas užsakymo krepšelį vėl pateikia auditavimui. Kai užsakymo krepšelis yra audituotas ir jame nerandama klaidų, jis paskelbiamas. Tada jo statusas keičiasi iš audituojamo į paskelbtą. Paskelbus pirkimą, konkrečius pasiūlymus gali teikti tiekėjai, kuriems leista dalyvauti tam tikroje dinaminės pirkimo sistemos DPS kategorijoje dėl aplinkos tvarkymo paslaugų per CPO LT elektroninį katalogą teikimo. Užsakymo krepšelio būseną galite stebėti paspaudę nuorodą Pirkimo vykdymo istorija. Pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui vyksta gautų konkrečių pasiūlymo vertinimas. Vienam ar keliems tiekėjams pasiūlius neįprastai mažą kainą, prašoma ją pagrįsti. Pasibaigus tiekėjų konkrečių pasiūlymų vertinimui, nustatoma pasiūlymų eilė. Taip pat suformuojamas sutarties paketas – pirkimo sutartis, kurioje nurodytos visos pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos. Atkreipiame dėmesį, kad perkančiai organizacijai ar perkančiajam subjektui būtina nuodugniai susipažinti su visomis pirkimo sutarties sąlygomis, kad galėtų tinkamai ir visa apimtimi ją administruoti ir naudotis visomis savo teisėmis iškilus nesutarimams su tiekėju dėl sutarties vykdymo. Pirmoji per 5 darbo dienas turi pasirašyti perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas ir išsiųsti tiekėjui. Po to ją per tokį pat laikotarpį, 5 darbo dienas, turi pasirašyti tiekėjas. Sutartis pasirašoma elektroniniu parašu. Atkreipiame dėmesį, kad perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas ir tiekėjas turi vienodų būdų pasirašyti pirkimo sutartį. Įsigydami aplinkos tvarkymo paslaugas CPO LT elektroninėme kataloge, prisidėsite prie tvaraus vartojimo, nes šis pirkimas yra žalias,